kuo aš ilgiau randuosi šitą vietą, tuo daugiau atrandu dalykų ir pasirodo būtas, kurį aš nuomojuosi. Tai nėra pats optimaliausias variantas, nes galima už panašią kainą šį bei tą geresnį įsigyti. Taip pat parodysiu, ką reiškia šis bei tas geresnė. Tai čia gyvena mano pažįstama. Galima tai pavadinti daugiabučių. Praeiname laiptinę ir štai čia būtas. Štai aš jau viduj. Čia svetainė tokia su virtuvėlė. Yra balkoniukas. Aišku, vaizdas netoks nuostabus kaip pas mane į gamtą, į džiunglės. Bet stil, kalbant apie dydį, tai galima įvertinti. Čia svetainė. Tenais yra tualetas. Čia miegamasis su kondiške, tarp kitko. Svetainiai kondiškės nėra. Ir dar vienas balkonas. Dar vienas balkonas didžiulis. Ir visas šitas nekilnojamas turtas su savo benefitais kainuoja, sakė Julija, kad kainuoja jai 23 tūkstančius su komunalais. 20 tūkstančių jinai moka tiesiog už butą, kaip ir aš moku 20 tūkstančių už butą. Ir pas ją atskirai komunalai 3 tūkstančių maždaug gaunasi. Tai va, kad įsivaizduotumėt. Bet čia jau miestas. Čia yra miesto dalis. Tai aš jau svarstau ieškotis irgi kažko panašaus, nes jaučiuosi apgaudinėjamas, kai už tiek galima gauti tokio didžio butą. Dalykėlis, kuris sukėlė man nuostabą ir interesą, mano, tai didžiausiai šiuo metu vyksta kažkoks švenčių periodas arba ateina kažkokia religinė šventė. Tai ką daro žmonės, jie prie savo namų, kur įvažiavimą į namus, kelias namus, išsipešia gėlėmis, įvairiais gražiais ornamentais. Pavyzdžiui, čia tiesiog gėlytė nupiešta. Čia irgi gėlytė ir ornamentai, bet taip pat visa šita zona, jinai yra lyg ištepta vandeniu sumaišytų su karvės mėšlu. Tarsi aš pravažiuodamas mačiau, kaip moteris tuo vandeniu naudodama tenais šluotą ar kažkokį įrankį tiesiog padaro va tokią va zoną. Greičiausiai tai atneša kažkokią laimę, galbūt gerą energiją į namus, bet tiesiog įdomus paprotys, įdomi tradicija, apie kurią niekad nežinau iki šiol. Taip atrodo paplūdimi saulei leidžiantis. Liaudės pilna tiesiog. Marios. Kažkas yra pasakęs, kad šita pliažo dalis čianais ir ta pliažo dalis jinai priklauso indams, o ta pusė priklauso rusams. Suprantama juokais, bet tikriausiai yra dalis tiesos. Greičiausiai toj pusėje labiau rusai renkasi. Nu ir matot, leidžiasi saulė, susirinko visi saulėlydžio entuziastai. Praktiškai indai visur aplinkui. Yra vienas kitas baltaodis, įskaitant ir mane, bet šiaip indai.
pas visus yra nuosava šventė. Čia, pavyzdžiui, yra šunų šventė, šunų tūsas. Jie tiesiog išdrybę voliojasi. Net nekreipia dėmesio. Ok, šitas atsimerkęs. Labas. Čia išmindžiojo kažkas mandalą. Neišmindžiojo, su pagaliuku išbraižė. Tas pats vakarėlis, kur dienos metu buvau apsilankęs. Jau įsibėgėjo. Žodžiu, situacija tokia, kad prieš išeinant pasivaikščiant susistato čia žmonės motociklus pajūrį. Ir prasidėjo potvynis, tai grįžtant motociklai tiesiog guli vandenyje. Mano tame tarpe taip pat gulėjo ant šono, ne visai vandenį, nes žemė suminkštėjo ir ta kojelė, kuri laiko motociklą, jinai jo nebelaiko ir motociklas nuvirsta. Ir galiausiai gali atsitikti taip, kad jį visą užsemė ir tada jisai net neužsives.